tapk geresniu nei vakar. Plikas, storas, bekiaušis ir iš pažastų smirdantis taip, kad reikėjo jas užlipinti lazeriais. Kas? Jis turi daug vardų. Ir čia jau prasideda jo problema. Melavimas sau. Artūras, Svon Lebedenko, Gulbinas. Ir dar neaišku kiek. Vienoje tinklalaidėje sėdi jis visas apsišykęs su kultūrizmo treneriu, bijodamas, kad tas pasakys, kad tu Artūriuk irgi ant steroidų. Abu apsimetę, kokie abu nekaltučiai. Fitneso instruktorius tas, kuris rengia visokius kultūristus, paskutiniai kelioniai, nes jie bus visą gyvenimą nevaisingi, pats su žmona pakėlęs kačiukus. Aš vos neapsivėmiau, pasižiūrėjęs jo Instagramą. Taip kaip keltų kūdikėlius, tai jie pakėlė kačiukus. Žinokit, aš asmeniškai, man bloga nuo jūsų. Todėl aš esu čia, tam, kad pasakyčiau tiesą. Taip, ta tiesa tokia. Visa vyro jėga yra kojose. Ir jeigu ten tavo naktį, tavo įrenginys visas nukaręs, susilankstęs, pragulėjo, tu esi nesveikas. Arba tau 80. Bet čia kita tema, aš nežinau, man tiek nėra. Man yra 44. Ir aš esu pakankamai sveikas. Ir mano įrenginys kiekvieną dieną atlieka techninę apžiūrą ir savaime aišku pasistoja. Ir čia kalba eina ne apie seksus, ne apie dirbtinio intelekto paneles, kurios siūlosi skelbimuose YouTube'o. Ne apie fantazijas mačiurkiškas. Čia yra normali fiziologija, kurią nuo mūsų paslėpė. Ir atsiranda visokie mormonai, kaip Brian Johnson, kuris ten vartoja cialisą ir visokius kitokius cheminius preparatus ir didžiuojasi, kad jam naktį atsistoja. Šūdas ten jam atsistoja. Ant preparatų visiems atsistoja. Ir senukui pastatysi. Čia ne tame esmė, o esmė yra ta, kaip tavo kūnas dirba. Visas kūnas. Ir aš sakau, grįžtu prie to. Viskas prasideda nuo kojų. Jeigu tenais nueisi į sporto klubą ir savo bicepsiuką smaukysi, tai hui tau atsistos. Ant vieno rato. Bent jau drambėsio ritmas, tai čia atleisina tada. Ant vieno rato tai vis tiek kažkiek ten to kojos dirba. Nes, matot, šių laikų problema yra tas, kad visi buvo pasodinti į mašinas ir į ofiso kėdes. Ir prašom, jokio fizinio darbo. Virtuvė negali pastovėti, kad pasiruoštų kepsnį ir kviečia indišką sraigę, kuris ten su sraigės nameliu atveža visą apindintą makaronų krūvą. Nežinau, ką jie ten užsakinėja, bet beje, tie, kas užsakinėjat visokius šitos voltus, esat paskutiniai nevykėliai. Pasiruošti valgyti, nemokėti. Ir žiūrėti kažkokį tenais apsperimentą patiekalą, kad tau atvežtų apspjaudytą indiškai ir apsifuotą. Tai čia jau kitas lygis. Ir žmonės sako, blogai gyvena. Man bloga apie tai pagalvojus. Tai grįžtam prie kojų. Aš prieš daug metų pradėjau daryti šitą pratimą ir aš jo daryti nerekomenduoju.
nes jūs susilaužysit stuburą, nes visą laiką, visiems yra vien tik tai rūpi, kaip atrodyti, kuo daugiau svorio prisidėti, kuo tenais nusifotografuoti. Aišku, aš esu YouTube, aš esu Instagram'e savo nuogybės parodęs, bet čia yra tik tai tam, kad aš parodyčiau, kad galima be steroidų, ne taip kaip tas geresnis nei vakar ir visi kiti mitybos planai ir treniruočių programas. Neegzistuoja toks dalykas, šiaip viskas yra šlamštas. Taip pat kaip ir visi papildai, absoliučiai ne vienas papildas neveikia. Tam tikras homeopatija, gerai, tenais aš kartais pats kokį miltelį magnio susipilu, bet čia žinau, kad jis neveiks, tik tai šiaip. Ir tai labai retai, jau kartą per metus. Jeigu jau labai tenais pradėtų, bet man jau šito nebūna, kad tenais raumenys skaudėtų. Viskas yra maiste. Ir gerą mėsgalį, nueini į Maksimą, vakar išbandžiau pagaliau, už 8 eurus. Kaip dėjau aš tą mėsgalį, tenais net kraujai teka, brandintas 20 dienų, siaubas, malonumas visas. Dar labiau stovėjo. Bet kojos, reikia kažką daryti su kojom. Savaime aišku, pats geriausias pratimas, be jokios kalbos, yra bėgimas. Turi išmokti bėgti stipriai, ne lėtai, ne tenai stipent. Aš esu tokių dalykų. Aš einu ir jauną berną aplenkiu, bėgantį. Aš einu negreit, normaliai einu. Atsiprašau, čia bėgimas. Kad ten žiūrėt, kad tenais tavo pulsas būtų 130. Koks skirtumas pulsas? Varai, kad galėtum išbėgti tą distanciją, viskas. Niekam neįdomus pulsas. Čia primoko tokie treneriai. Tu drošink nedročinės. Tu niekada nepakelsi lygio, jeigu nespausi. Aš savo laiku esu perbėgęs per 40 minučių 10 km ne kartą per lenktynės, nes aš nesu bėgikas. Aš niekas nesu nei dviratininkas, bet čia nesmė. Bet vis tiek aš to didžiuojuosi ir dabar galėčiau perbėgti. O kaip tai aš pasiekiau? Per kraują, per ašaras ir prakaitą. Kūnas visas linksta pats į save. Žinot, kaip sakant, pragertas dienos pravarkyti vakarai. Savaime aišku, ne nuo vaikystės. Vaikystė tenais, aš net jokių kėdų neturėjau, nieko. Va kaip buvo. O čia dabar visko yra ir negana, reikia dar pasmaukyti ant dirbtinio intelekto mergaitės. Taigi, grįžtam prie kojų. Va čia ir yra pagrindinis dalykas. Sėdi šūdnuose foteliuose ir vienas su kito kalba. Ar čia vyrai? Ar gali taip vyrai paimti ir sėdėti porą valandų? Tinklalaidę. Kalbėti apie sveikatą. Suprantu apie tenais, įdomus podcastas, koks nors su egzorcistu, apie poeziją. Čia yra kas kita. Bet kalbėti apie sveikatą reikia nekalbėti, o dirbti. Jie turėtų eiti ir parodyti. O ką jie gali parodyti? Kai jie turi tik vandenį. Steroidą pačiulpia. Kažką papampuoja, čia taip laikyk, kažkaip gėjiškai, taip. Taip išsiviesk. Čia ne sportas. Čia yra gėjiški pratimai. Beje, joga yra demonų garbinimas. Irgi būna, smaukosi ten kažką, tenais nieko nepadės. Realiam gyvenime, aš sakau, kaip ir COVID, aš sakau, teko nuo policijos bėgti. Už tai, kad gatvė kaukės nedėvėjau. Tu taip paspaudi, kad tenais bloga, tau visas išsvemsi per visus galus. Ir jeigu tu nepasiruošęs šitam realiam gyvenimui, tu net 1 metrą nepabėgsi. Todėl, kad tave surakins visiškai. Čia yra problema. Todėl, o ką tu darysi su rankom? Ką tu ant rankų nubėgsi? Čia yra realus gyvenimas. Ir todėl mes turim pasiruošę. Todėl impulsas turi būti maksimalus. Ir kaip sakant, naktį turi būti pastovėjęs ir
hormonai atsistatė ir tada duoti, aišku, dažnai duoti. Aš vieną dieną pertrauką padariau jau tenais, man jau tenais kraujas iš nosies ėjo nuo nuovargio, nes aš dar dviračiu važinėjau. Tai aišku, atsigavau viskas, vėl duosiu kiekvieną dieną. Nu, ir svarbiausia, sakau, kojos. Va, bėgimas arba važiavimas dviračiu stipriai. Nu, o ne tai, kad paima tenais ant takelio, kažką ten smauko, kažkokius ant laiptus, pilna laiptų tikrų. Aš sakau, vadinkit mane nekentėjų, bet čia yra tiesa. Ir aš sakau, aš esu, kaip sakant, aukštaitis, va tiesiai kalbu kaip yra. Ir sakau, apsiraminkit su šitais seksais, plius su visais šitais smaukimais, bibi dročia, nieko tu va, ir būsi toks dračiūga. Nieko absoliučiai. Ir paskui va, iškėlės kačiukus ir laikysi, hui.